Sveiki, mėlyje klausytojai. Čia laida Biblijos slėpiniai. Aš jos vedėjas Laurynas Jacevičius. Skaitysime labai netradicinę istoriją iš pradžios knygos 19 skyriaus. Gal kažkuria prasme galėtum sakyti, jinai nėra ir tokia išsiskirianti, bet labai įsimenanti, bent jau man tai tikrai labai gerai žinoma istorija apie Sodomą ir Gomorą. Bet prieš perinant prie jos, noriu priminti, kad šitą laidą vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerpiu. Bandom skaityti pradžios knygą 19 skyrius. Anie du angelai atėjo į Sodomą vakare. Lotas sėdėjo Sodomos vartuose. Pamatęs juos, Lotas pakilo jų pasveikinti, pusilenkdamas iki žemės tarė: mano viešpačiai, prašyčiau užsukti į savo tarno namus, pernakvoti ir nusiplauti kojas. Anksti galėsite keltis ir keliauti toliau savo keliu. Bet jie atsakė: ne, praleisime naktį čia, aikštėje. O jis taip labai juos kvietė, kad jie pasuko pas jį ir įžengė į jo namus. Tada jis paruošė jiems vaišes, iškepė neraugintos duonos ir jiedu papietavo. Bet jiems dar neatgulus miesto vyrai, Sodomos vyrai, jauni ir seniai, visi žmonės iki paskutinio apsupo namus ir šaukė Lotui: kur tie vyrai atėjusiai pas tave šį vakarą? Atvesk juos mums, kad galėtume jūs pažinti. Lotas išėjo pas juos už durų ir uždaręs paskui save duris kalbėjo: maldauju, mano broliai, nesielkite nedorai. Žiūrėkite, aš turiu 2 dukteris, kurios dar nėra pažinusios vyro. Leiskite man jūs jums atvesti, darykite su jumis, kas jums patinka, tik nedarykite nieko jums vyrams, nes jie įžengė mano stogo pavėsį. Bet jie atsakė: pasitrauk į šalį. Šis žmogelis šaipėsi, atkeliavo čionai kaip ateivis, o jau elgėsi kaip teisėjas. Dabar su tavimi pasielgsime pikčiau negu su jais. Tuomet jie apniko su įnirčiu Lotą ir prisigrūdo prie jo durų jų išlaužti. Bet anie vyrai iškišo rankas, įsitraukė Lotą į vidų ir uždarė duris. O žmonės buvusius prie namų durų, jaunus ir senus, jie nuplėskė tokią akinančią šviesą, kad veltui šie stengėsi surasti duris. Tuomet anie vyrai klausė Lotą: ką daugiau iš savųjų turi čia? Žentų sūnų, dukteris ir bet ką iš savųjų išvesk juos iš šios vietos, nes mes šią vietą tai jau sunaikinsim. Šauksmas prie Sodomos žmonės pasiekęs viešpatį pasidarė toks garsus, kad viešpats atsiuntė mus juos sunaikinti. Lotas išėjo tada ir kalbėjosi su žentais, ketinus išvesti jo dukteris. Kelkite, eikite iš šios vietos, nes viešpats tai jau sunaikins miestą, bet žentams atrodė, kad jis juokauja. Ir rytoj užtat angelai ragino Lotą sakydami: skubėk, paimk žmoną ir abi čia esate dukteris, kad nepražūtumėte dėl miesto kartelės. Bet jis vis dėlse, kad ne vyrai paėmė jį, jo žmoną ir abi dukteris už rankų, viešpats buvo gailestingas ir išvedė jį saugiai miestui. Kai jau buvo išvedę, vienas jų tarė: bėgte, gelbėkite savo gyvybę, atgal nesižvalgykite ir lygumoje niekur nesustokite. Gelbėkitės kalnuose, kad nepražūtumėte. O Lotas atsakė jam: o ne, mano viešpatė, štai tavo tarnas susilaukė malonės tavo akise ir tu parodei didelį gerumą, išgelbinams man gyvybę. Tačiau gelbėtis bėgdamas į kalnus aš nepajėgiu iš baimės, kad užklups mane nelaimė ir aš numirsiu. Prašyčiau žiūrėti, va, anas miestas gana arti nubėgti. Ir tai tokia maža vieta, leis man ten nubėgti. Tai tokia maža vieta, ar ne? Ir išliksiu ten gyvas. Jis atsakė: labai gerai, suteiksiu tau malonę ir šiuo atveju miesto, apie kurį kalbi, nesunaikinsiu. Skubėk gelbėkis ten, nes negaliu nieko daryti, kol tu ten nenueisi. Todėl anas miestas ir buvo pavadintas Coaru. Saulė buvo pakilusi virš akiračio, kai Lotas atėjo į Coarą. Tuomet viešpats liejant Sodomos ir Gomoros sierą ir ugnį, sunaikino tos miestus ir visą lygumą draugę su visais miestų gyventojais ir žemės augmenyje. O Loto žmona eidama iš paskos dairėsi atgal ir pavirto druskos stulpu. Iš tikrųjų atrodytų tokia siaubinga netgi istorija, kaip ją mes galime rasti šventajame rašte. Aš atsimenu, kai pirmus kartus ją skaičiau, man darydavo įspūdį tą blogąją to žodžio prasme. Atrodo visiškai nesuvokiama istorija. Kaip čia taip gali būti? Kas čia iš vis vyksta? Net sunku yra susivokti. Bet gal pradėkime nuo šito klausimo, kad kodėl apskritai turi omeny tai, ko reikalauja tie miesto gyventojai. Iš principo jie nori padaryti didelį seksualinį nusikaltimą, vadinkime taip. O Lotas tada siūlo, tam, kad apsaugotų savo svečius, jis siūlo atiduoti į rankas jiems savo dukteris. Tai čia atrodytų vienas nesusipratimas dar ant kito, dar atrodo didesnio nesusipratimo, kuris šių laikų žmogui atrodo visiškai nesuvokamas. Tai po truputį pradėkim tą istoriją kažkaip gvildenti ir nagrinėti, kas čia dabar vyksta. Taip, pradėkim nuo paties Loto, kur mes jį sutinkam nuo tų pradinių scenų. Šiuo atveju mes matom, kad Lotą mes sutinkame prie vartų ir aišku, šiuolaikiniam klausytojui tai gal nieko nepasakantis dalykas, bet tuo meto kultūroje vartai buvo valdžios centras, ten vykdavo visi svarbus sprendimai, ten rinkdavosi miesto bendruomenė, miesto vyresnieji, politikai, pavadinkime taip. Ir akivaizdu, kad Lotas užima tam tikrą aukštą padėtį, galbūt net yra teisėjas, nes vėliau iš jo žmonės susirinkę šaiposi, kas tave paskyrė teisėjų, sakydami. Ir atrodytų mes randame Loto gyvenime tam tikrą progresą.
Iš pradžių jis pasuka tekste, naratyve mes sutinkame tik tai judantį link Sodomos, toliau mes skaitome, kad jis statėsi palapinės vis arčiau ir arčiau Sodomos, o štai čia mes jau jį sutinkame ne tik mieste, bet jo svarbiausioje vietoje. Tai mūsų Lotas artėja link Sodomos pasakojimo metu ir Sodomos kultūra, miesto kultūra akivaizdžiai daro įtaką. Jam gal ne tiek didelė, kiek jo šeimai, vėliau matysim labai stiprią, ar ne, jo žmona negali palikti miesto neatsisukusi, ar ne, jinai atsisuka, jinai yra labai prisirišusi prie to klestinčio miesto. Prisiminkim, kad Sodoma yra būtent klestintis komercinė prasme, gerovės prasme centras. Taip jis yra apibūdintas, kad išorė jis yra panašus į Edeną. Ne, Edeno sodo vaizdiniai mus lydi pastoviai, mes juos nuolat sutinkame, bet štai čia yra toks išvirkščias Edenas. Reiškia, akim pažiūrėti tarytum klestėjimas kaip Edeno sode, bet vidinis žmonių gyvenimas yra labai toli nuo to. Kita vertus, kai ateina angelai, mes matome, kad Lotas sutinka juos praktiškai identiškai, kaip praeitam skyriuje skaitėme, juos sutiko Abraomas. Jis sutinka juos labai svetingai, jis juos įkalbinėja pasilikti, jis jiems siūlo savo namus ir patarnavimą. Jei tie patys dalykai Abraomui reiškia jo tikėjimą, jo atsidavimą, jo dalinimąsi ir jo negopšumą, sakykime, nenukreipimą rankų į save, lygiai taip pat ir čia Lotas išduoda, kad jis masto apie tuos svetimus žmonės, lyg apie savus jis dalinasi su jais, nors jų nepažįsta ir nori būti jiems, pagelbėti jiems jų kelionėje. Tai čia mes atpažįstame tą teisųjį Lotą, lygiai taip pat kaip Abraomas parodė tą svetingumą nepažįstamajam iki tol, kol jis iki galo neįsitikino, ką iš čia prisėmė. Ir Lotas, nežinodamas, ką jis priema, nežinodamas, kad tai yra angelai, jis rodo jiems didelį svetingumą ir išsiduoda, kad yra teisus. Nes teisumo savybė yra tos negopšumas, nežiūrėjimas į save, savanaudiškumo nepraktikavimas. Tai čia mes matome Lotą šviesiose spalvose nutapytą kaip teisui, kaip negopšų, kaip nesvanaudišką, kaip svetingą žmogų. Bet susidurėm su tuo klausimu, kurį Laurinai ir uždavėjai, kaip suprasti Loto sprendimą išduoti savo dukras, kad su jomis seksualiai susidorotų, galima pasakyti, miesto gauja susirinkusi iš viso miesto. Sunku vienareikšmiškai atsakyti, kaip Lotas masto šį klausimą, bet supraskime tai, kad panašu, jog Lotas supranta, kad dabar gyvybės pavojus gresia iš esmės visiems. Tiek jam, tiek jo šeimai ir jo artimiesiems. Ir tie sprendimai gali būti tik laikini, tarytum galbūt laimėjimas laiko, bandymas gal išlaukti iki aušros, iki dienos, kaip galbūt kažkokius kitus sprendimus priims. Ir atrodo, kad jis aukoja dukras, bet gali būti, kad jis suvokia, kad vienaip ar kitaip, išeities jau nėra. Ta įtūžusi minia, kurie akivaizdžiai nekenčia ir Loto, ir jo šeimos narių, greičiausiai jis nujaučia, kad bus susidorota su jais. Tai čia tas sprendimas mums atrodo, kad jis tarytum išduoda dukras, bet gali būti, kad jis masto bent kažką išgelbėti galima bus tuos svečius, kuriuos jisai pats įkalbėjo pasilikti, jis jaučia už jų atsakomybę. Tai ta prasme jo motyvas yra gelbėti keleivį. Ir čia vėl reiktų šiek tiek stabtelti ir suprasti, kad tose kultūrose būti keleiviu buvo labai nesaugi patirtis. Ar ne? Neveikia įstatymai kaip šiandien, kad jie galiotų visiems vienodai. Dažnai keleiviai, ateiviai, praeiviai, jie buvo tokioj nesaugomoj kategorijai, labai pažeidžiamoj kategorijai. Ir Lotas parodo, kad jam rūpi šitie pažeidžiama kategorija. Priešingai, Sodomos gyventojai išnaudoja pirmiausia pro šalį einančius ir nesaugumą patiriančius žmonės. Ir viena vertus mes naratyve matome, pasakojime, gal pabrėžiant tą seksualinio nusikaltimo pobūdį, bet jis toli gražu nėra vienintelis, ką norėjo mums parodyti autorius. Pavyzdžiui, pranašas Ezekielis mums 16 skyriui Sodomą nutapo kaip žmonės, kurie neištiesia rankos vargšų arba išnaudoja vargšus, išnaudoja silpnus žmonės. Ir mūsų pasakojime lygiai taip pat mes galim tą jausti, jog ateina du keleiviai, niekas nežino, kad jie yra angelai, yra tiesiog praeiviai, jie yra priklausomi dėl nakvynės, dėl apsaugos ir staiga Sodomos gyventojai parodo didelę aroganciją, jie nelaiko jų normaliai žmonėmis, jie nori pasinaudoti jais visom prasmėm, įskaitant ir seksualinį smurtą. Tai šiuo atveju tai yra požiūris, jog
tas silpnas žmogus toj situacijai, tarytum vargšas, priklausomas, juo galima pasinaudoti, išnaudoti. Ir va tas aspektas yra labai svarbus. Tai šiuo atveju šį aspektą pažiūrėkime ir įvertinkime. Bet vis tiek šokiruoja šitas momentas, kad apskritai būtų įmanoma taip sugalvoti. Pirmiausia, kas ateitų į galvą, tai yra praeivius bandyti ne tik, kad kažkaip išnaudoti ant pinigų, nugręžti ar dar kažko, bet taip seksualiai išnaudoti ir atrasti tą žmogų, pas kurį jie yra apsistoję, reiškia atsekti juos iki tų namų ir visi čia parašyta, visi jauni ir seni vyrai, čia matyt norima pabrėžti tą mastą tos nedorybės tokios ir jie bando įsiveržti į namus ir taip išnaudoti įvairiapusiškai šitos praeivius, kurie yra pažeidžiamoje pozicijoje. Tai atrodytų nenuostabu tada, kad tas šauksmas nedorybės, tas atgarsis pasiekė viešpatės ausį, kadangi jis atrodo tiesiog nesuvokiamas. Nelabai net išeina kažkaip prie jo prieiti. Kas čia iš vis vyksta, jeigu mes galėtume bandyti šitą momentą kažkaip aptarti? Ar yra iki šitos vietos Biblijoje kas nors bent jau panašaus, kad nedorybės mastas būtų toks, kad tarsi didelis kiekis žmonių, pirmas dalykas, kas jiems šauna į galvą, tai yra, sakykime, masiškai pabandyti išnaudoti kažką kitą ir dar tai brutaliai. Taip, Laurynai, mes galbūt sutinkame ne visiškai identišką paveikslą, bet panašų paveikslą, kuomet kalbėjom apie Babilo miesto statybą. Tai vėlgi tai buvo miestas, kuris klestėjo kitų sąskaitą, išnaudojimų ir smurto sąskaitą. Beje, kai kontekste Nojaus tvano, sakykime, kontekstas mums įduoda, kad smurtas buvo visoje žemėje. Ir tas būtent smurtas yra išnaudojamas silpnojo, išnaudojamas silpnųjų. Tai nors ten nekalbama apie seksualinį smurtą, bet šiuo atveju mūsų pasakojimo seksualinis smurtas yra bendro to smurto galios prieš silpnąjį vienas iš aspektų. Vėlgi, kai mes sutinkam Sodomos gyventojus, dažniausiai mums asocijuojasi seksualinio išnaudojimo ir smurto tas aspektas. Bet pranašų literatūroje ne tai yra akcentuojama, kai minima šitas miestas. Ne vieną kartą pranašai kreipdamiesi į Jeruzalės gyventojus, tiek Izaijas, tiek Ezekielis, tiek Jeremijas, tiek kiti pranašai, juos vadina Sodomos gyventojais. Ir mums aišku yra, kad Jeruzalėje buvo kita, bent jau seksualinė etika, pavadinkime, ar ne? Kodėlgi jie buvo vadinami Sodomos gyventojais? Būtent dėl požiūrio į silpną ir vargšą, dėl išnaudojimo tų aspektų. O pranašams seksualinis elgesys buvo panaudojamas kaip žmogaus neištikimybės Dievui metafora. Tarytum tas neištikimybės su stabais, seksualinis elgesys su dalykais, kurių garbint nedera ar ne kūrėjo atžvilgiu. Lygiai tas pats yra naudojamas ir Naujajame testamente. Mes sutinkame Jėzų evangelijose sakant, jog jeigu būtų įvykę ženklai ir stebuklai tokie, kokie įvyko jam tarnaujant Kafarnaume, Sodoma gyventojai būtų pasikeitę ir jis sako, kad Kafarnaumo gyventojams bus sunkiau arba bus blogiau, jie yra padarę sunkesnę kaltę negu Sodomos gyventojai. Aišku yra tai, kad Kafarnaumo gyventojai neturėjo tos seksualinės etikos arba tokio supratimo, kokį mes sutinkam šitam pasakojime, ir vis tik jie yra palyginami kaip blogesni už Sodomos gyventojus. Apreiškimo knygoje kalbama, kad Jeruzalė, kurioje yra nukryžiuota žemiškoji Jeruzalė, kurioje buvo nukryžiuotas Kristus, dvasinė prasme yra vadinama Sodoma. Būtent dvasinė prasme vadino Sodoma ir šitie pasakojimai mums duoda daug svarbesnį giluminį požiūrį, jog tai, ką mes sutinkame šitoj scenoj, jinai turi pamokomąją ir būtent tą dvasinę reikšmę, kuomet žemiškoji Jeruzalė, jos elgsena, jos gyventojų, jos bendruomenės elgsena Kristaus ir jo mokinių atžvilgių yra daug sunkesnė negu Sodomos gyventojų elgsena. Ir dažnai mes taip nemastom. Mums atrodo, Sodomos gyventojai yra labai nepanašus į mūsų kultūrą ir mums atrodo labai jie svetimi ir smerktini. Bet kai mes perskaitom, jog pranašai įžvelgia šį aspektą išnaudojimą silpnojo ir vėliau Kristus pasakė, kad Kafarnaumo gyventojai ir vėliau Jeruzalės gyventojai yra sunkesnėje padėtyje nei Sodomos gyventojai. Ir priešingai, Sodomos gyventojai pasirodo turėjo minkštesnės širdis, jeigu būtų įvykę ženklai ir stebuklai, jie galėjo galbūt susimastyti ir pakeisti savo gyvenimo būdą. Mes taigas turėtume sunerimti, suprasdami, kad
ši istorija yra aktuali mums, nepaisant to, kad mes ir neturime tokios kultūros, ar ne, seksualinio elgsenos kultūros, vis tik mes kenčiame nuo daug svarbesnių dalykų, būtent tos galios panaudojimo, vargšo išnaudojimo, silpnojo, priklausančio išnaudojimo. Kaip visuomenė, ar ne, mes galim išnaudoti smurtu ir kitomis priemonėmis ir staiga šita istorija tada mums jau tampa aktuali. Tai būtent taip atsakyčiau. Viena vertus, mes galim šitas istorijas skaitydami pasibaisėti iš tikrųjų, kaip taip yra įmanoma, kaip tai yra baisu, bet tada, jeigu turime omenyje visą švento rašto kontekstą, šitas tekstas mums tampa tarsi veidrodžiu, kad žiūrėk, tu nieko nesi geresnis iš tikrųjų. Ir jeigu tu žvelgtum savyje esančią nuodėmę arba tam tikrą polinkį į tai, kas yra pikta, ir tas pikta dažnai pasireiškia taip, kad išnaudoja kitą savo siekdamas gerų, tada pasimato, kad žiūrėk, iš tikrųjų mano ta nuodėmė ir tai, kas yra manyje, gali būti netgi baisiau, negu čia atrodytų, kas yra parašyta, kuo aš labai labai pasipiktinau ir praktiškai kiekvienas pasipiktintų ir atrodo, šventas raštas dažnai taip veikia. Dažnai veikia kaip veidrodis ir viena eilutė dar, kuri krenta taip į akis, kad kai tie du vyrai ar angelai, jie sako, kad Lotui išvesk savo šeimą iš čia, pats išeis, kad nepražūtum dėl mieste esančios kalties. Tai čia irgi yra tas aspektas, toks, apie kurį mes praeitą kartą kalbėjome, kad nebūtinai bausmė gali įsikti arba pasekmės gali ištikti dėl tavo paties padarytos kažkokios kalties, bet dėl to, kad mes taip pat esame ir tam tikros grupės nariai ar kolektyvo ar vietos tam tikros ir pasekmės kitų elgesio taip pat gali pasiekti ir mus. Ir lygiai taip pat mūsų elgesio pasekmės gali pasiekti ir kitus. Ir čia kalbėjome apie Dievo gailestingumą ir teisingumą. Tai kaip, kodėl Dievas negali taip išrankioti, sakykime, taip po vieną ir bausti tik tais tuos, kurie iš tikrųjų yra nusipelnę. Bet tai atrodo, jeigu mes turime omenyje ir tą tokį kolektyvo svarbą arba grupės svarbą ir mūsų santykius, tai čia yra vienas dalykas, bet kitas dalykas yra toks, jeigu Dievas iš tikrųjų visą teisingumą įgyvendintų, tai kokį pagrindą mes turime manyti, kad iš tikrųjų mes esame tie teisėjai. Taip, čia problema yra tos, kaip tu sakai, kolektyvais reiškia bendruomenės kaip vieneto, ir galbūt aktualizuoti galime to klausimą, kad ir šiandien taip, mes puikiai tai suprantam. Sakykime, karo kontekste, agresyvaus karo prieš Rusijos, prieš Ukrainą kontekste yra priimamos pasaulinės tarptautinės bendruomenės įvairios sankcijos prieš Rusiją ir jos sąjungininkės. Tačiau nuo tų sankcijų nukenčia individualiai atskiras Rusijos pilietis, kuris tikrai nėra kaltas dėl savo valstybės veiksmų. Tačiau nebūdamas kaltas, jis vis tik patenka ekonominė prasme po tam tikrais apribojimais. Ir atskirti to praktiškai neįmanoma. Lygiai taip kaip politinės bendruomenės narys, nebūdamas individualiai kaltas, tampa tam tikrą prasme ekonomiškai atsakingų kartu su savo visą politinę bendruomenę, lygiai taip pat ir čia mes galime suprasti, kad žmogus yra žmonijos bendruomenės narys ir neša tam tikrą atsakomybę. Čia mes galėtume svarstyti jau apie prigimtinę nuodėmę, kuri iš esmės yra mūsų būklė, kurioje mes esame, nepaisant to, jog nesame mes kalti už ją, mes dalinamės, galima pasakyti, tam tikrą prasme atsakomybę arba padėtimi, į kurią mus įvedė mūsų protėviai. Taip, tai vėlgi yra tam tikras panašumas tarp Loto, kuris gyvena Sodomoje. Taip, jis nedaro tų pačių nuodėmių, bet būdamas tos bendruomenės nariu ir nepalikdamas juos tam tikrų metų, kai dera palikti, jis gali patirti ir tos neigiamus padarinius. Ir čia ateina momentas, kada jis yra kviečiamas palikti. Įdomus dalykas, kad angelai kviečia palikti ir bėgti į kalną. Iš tikrųjų, ta terminologija bėgti į kalnus daug kartų yra sutinkama ir psalmėse, ir evangelijose, kalbant apie žmogaus išganimo kelią, kuris prasideda paliekant Sodomos kultūrą ir judant į kalną, kaip kopimą į kalną, kuriame yra susitikimas su Dievu, tas visas ištisas kelias. Ir čia mes matom to kelio pradžią, kuomet yra kviečiama pajudėti pajudėti iš to miesto. Matysime, kad Lotas pradės tą kelią ir pakankamai neblogai nueis, bet ne iki galo, o Loto žmona, jinai netgi, sakykime, porą žingsnių pradėjus, staiga atsisuks ir grįš atgal. Ir Jėzus, kalbėdamas apie sekimą juo, staiga prisimins Loto žmoną, sakydamas, prisiminkite ją, ar ne? Prisiminkite ją, Loto žmoną, kad ji pradėjo ir žvalgėsi atgal. Žvalgėsi atgal ir žvalgymasis atgal netinka sekimo paskui Kristų kelionėje. Nors tu pradedi, bet negali užbaigti. Tai va čia, nors kalbam apie naratyvinę istoriją, staiga mes matome, kaip dažnai pranašai ir pats mūsų viešpats Jėzus Kristus naudoja tuos elementus papasakoti tokią universalesnę žinią apie žmogaus
kelionė išganimo link į kalną, paliekant klestinčią Sodomą. Supraskit, kad tuo metu, kaip jis dar paliko Sodomą, jinai buvo klestinti. Jinai buvo, sakykime, tos civilizacijos viena geriausių vietų, kur norėtųsi gyventi. Ir tik vėliau jinai buvo sunaikinta. Jie palikdami dar to nematė. Jie turėjo palikti, tarytume, tikėdami įspėjimu. Ir va čia yra vėl to krikščionio kelias, kad mes paliekame pasaulietiškumą tą blogąją prasme. Maištingumą prieš Dievą mes turime palikti. Ne fizinį pasaulį reikia palikti, priešingai mes turime gyventi jame ir kaip tik savo gyvenimu plėsti Dievo karalystę, bet mąstymo prasme, idėjų prasme mums dera palikti. Reiškia, mes turime judėti link kitokio gyvenimo būdo, ar ne? Tai gyvenimo būdo prasme mes paliekame senąjį žmogų, senąjį gyvenimą, nors jis gali atrodyti labai klestintis. Tai štai čia tokie yra vaizdai, ar ne, ir vaizdiniai, kurie mums taip kalba. Būtent tas man irgi įstrigo, kad čia ne vien mes skaitom istoriją apie Sodomą ir Gomorą ir kad čia fiziškai tiesiog nereikia žvalgytis, dabar jie eina tiesiog angelai pasakė, va, tu nežiūrėk atgal, tas tarsi čia fizinis tas galvos pasukimas yra esminis momentas ir tada Loto žmona, kuri tampa to druskos stulpu ir apie tai galėsim galbūt truputį pakalbėti, kodėl svarbu, kad druskos stulpu dar kažkaip, o ne kažkaip kitaip, ne akmeniu ar dar kažkuo, bet kad tai yra ir vaizdinys apie tai, ką jūs ką tik dabar įvardijot. Ir čia ta didžioji problema buvo ne jos tiesiog atsisukimas, pažiūrėti, kaip tam miestai atrodo, bet prie ko jinai buvo prisirišusi ir galbūt mes esame prisirišę, bet dabar tas druskos stulpas, kodėl? Kodėl druskos stulpas? Aš pateikčiau gal tą samprotavimą. Druska dykumoje ir druska yra tai, kur negali augti augalai, arba jeigu druskos daug yra vandenyje, negali veistis žuvis, pavyzdžiui, Mirties jūra, tyrėjai mano, kad tai yra kažkur tai toj vietovėje. Šitie miestai, kurių du pagrindinėje Sodoma ir Gomora buvo, ir iš tikrųjų ta teritorija yra be galo druskinga, tai druskinga žemė nieko negali išauginti, jinai yra nevaisinga. O druskingas vanduo negali turėti gyvybės, jame nesivysia gyvybė. Tai čia druskos stulpas reiškia nevaisingumą, gyvybės nebuvimą, ar ne? Tai yra, nėra to, kur link yra pašaukti mes judėti, Edeno sodą. Ar nėra gyvybės, yra mirtis. Tiesiog jinai išreiškiama yra to druskos stulpu. Taip, druska gali būti naudinga kitais atvejais, taip, jinai gali būti labai pozityvioje šviesoje, bet šiuo atveju, kai yra druskinga žemė, tai yra parodymas, kad joje niekas negali užaugti. Nėra vaisiaus, ar ne? Tai yra žmogus, kuris pradėjo kelionę, bet net nešė jokio vaisiaus, grina druska, ar ne? Jisai yra tik tai žengęs pirmus žingsnius, bet labai prisirišęs prie to, ką paliko, atsisuka į tai, tas atsisukimas rodo prieraišumą ir tas prieraišumas padaro žmogų nevaisingą Dievo karalystės gerovį. Ir apaštalas Paulius sako apie vieną savo bendradarbių, jog jis pamilęs esame pasaulį, paliko jį. Apie Demą kalbėdamas vėl, jisai kalba tą pačią terminologiją, pamilti esamą pasaulį. Akivaizdu, kad neturi būti meilė tam esamam pasauliu, turi būti meilė būsimam. Tai Loto žmona pajuda su Lotu, jį žengia žingsnius, bet kelionėje atsisuka atgal ir prisiriša prie to, ką paliko. Čia gal kaip vaizdinio prasme galim prisiminti Matricos trilogiją, ar ne, kai yra tie išlaisvinti iš to virtualaus pasaulio žmonės, taiga kai kurie prisimena tą virtualų gyvenimą kaip labai mielą, negali tos gerovės pamiršti ir netgi pasisiūlo, ar ne, atgal mašinoms juos sugrąžinti atgal, ar ne, išduoda savo draugus vardan to. Tai čia šiuolaikiniai menininkai taip interpretuoja tą mūsų prisirišimą prie dalykų, kurios dera palikti. Galim prisiminti, kaip žydai, izraelitai, tiksliau išėję iš Egipto, nuolat prisimindavo Egiptą kaip tokį, tarytum saldžią patirtį, nors mes sakytume, juk ten buvo vergovė, ką jūs galite prisiminti, bet dykumoje staiga jiem atrodė, visai kitaip atrodė labai saldžiai tas gyvenimas ir jie ilgėdavosi, sukdavosi atgal. Tai tas atsisukimas atgal sutinkamas įvairiose scenose ir Evangelijose Jėzaus žodžiuose, kas seka Kristų, ar nedera žvalgytis atgal, tas vėl jis naudoja tą žvalgymąsi atgal, prisirišimo prie atgal. Tai šiuo atveju Loto žmonoje mes būtent matome tai ir nebereikalą Jėzus sako, prisiminkite Loto žmoną Evangelijoje. Ir yra taip pat tos eilutės vėliau Naujajame testamente, kad kas paima arklai ir žvalgosi atgal, irgi netinka Dievo karalystė. Tai pabandykim paskaityti iki skyriaus galo, tada ir pažiūrėti, kas ten toliau vyksta. Nuo 27 eilutės. Anksti rytą Abraomas nuskubėjo į tą vietą, kur buvo stovėjęs prieš viešpatį.
Ir žvelgdamas žemyn, Sodomos ir Gomoros bei viso lygumos krašto link matė tik kylančius nuo žemės dūmus tarsi iš krosnies. Taigi, naikinamas lygumos miestus ir sugriaudamas miestus, kurioje buvo gyvenęs Lotas, Dievas prisiminė Abromą ir išgelbėjo Lotą iš tikros pražūties. Lotas pakilo iš Coaro ir apsigyveno kalnuose su 2 dukterimis. Coare pasilikti bijojo, tad gyveno su 2 dukterimis Oloje. Pirmagimė tarė jaunesniai: mūsų tėvas sensta, nėra kito vyro žemėje sueiti su mumis, kaip įprasta visame pasaulyje. Eikš nugirdykime tėvo vynu ir gulėsime su juo, idant turėtume palikuonį iš savo tėvo. Ta naktį juodvi nugirdė tėvą vynu, pirmagimė ėjo ir gulėjo su savo tėvu. Jis nežinojo nei kada jie atgulė, nei kada atsikėlė. Kitą dieną pirmagimė dar jaunesniai: žiūrėk, praėjusią naktį aš gulėjau su savo tėvu, nugirdykime jį vynu šią naktį, tu eik ir gulėk su juo, turėtume palikuonį iš savo tėvo. Tai juodvi nugirdė tėvą ir tą naktį jaunesnioji pakilo ir gulėjo su juo, o jis nežinojo nei kada jį atgulė, nei kada atsikėlė. Taip Loto dukteris tapo nėščius iš savo tėvo. Pirmagimė pagimdė sūnų ir pavadino jį Moabu. Jis yra šiandieninių Moabitų protėvis. Ir jaunesnioji pagimdė sūnų ir davė Ben Amio vardą. Jis yra šiandieninių Amonitų protėvis. Atrodytų, jau tarsi ir viskas neblogai juda, bent jau ta prasme, kad pavyko kai kuriems nesigelbėti, ir atrodo dar viena tragedija įvyksta. Bet čia daug tokių įdomių iš tikrųjų yra momentų ir daug ataidi įvairių įvaizdžių iš to, kas buvo skaityta prieš tai, bet pirmoji vieta, kur parašyta, yra 29 eilutė, kad Dievas prisiminė Abromą, išgelbėjo Lotą iš tikros pražūties. Tai atrodytų visai ne dėl Loto Dievas išgelbėjo Lotą ir jo šeimą, bet dėl to, kad prisiminė Abromą ir ką jisai darė, ne? Taip, tai šiuo atveju mes sutinkame tą paaiškinimą, kad Abromo maldos dėka būtent Lotas yra išvedamas ir dėka Abromo, reiškia Abromo malda nebuvo veltui, jinai turėjo reikšmę ir įtaką, ir mes jau praeitą kartą svarstėme, kad Dievas leidžia maloningai žmogui, savo draugui arba tam partneriui, kaip jis jį pavadina, nedalyvauti jo išganimo planuose tokiu būdu, įnešant kažką savito ir aišku gražaus. Abromo užtarimo malda turi reikšmės Loto likimui. Kita vertus, skaitom ir liūdnus dalykus apie Loto šeimą. Jau Loto žmoną minėjome, jog jį nesugeba palikti, o Loto dukteris lieka be savo vyrų, kurie lieka iš viso net nepajuda kartu ir panašu, kad fiziškai nors jos palieka Sodomą, bet Sodoma nepalieka jų. Ir nėra tas tam tikras. Daug kartų man teko girdėti tą pasakymą, kad mes jau esame fiziškai palikę tarybinę, sovietinę kultūrą, bet labai dažnai mūsų mentalitete jinai išlenda, ar ne, jinai išsiduoda. Tarybiniais laikais būdavo visai anekdotų, ar ne, kuomet žmogus patenka į vakarų Europą ir yra atpažįstamas, nors ir kaip jis norėtų maskuotis ir slėptis iš savo tam tikrų įpročių, kaip jisai valgo ar ten elgiasi restorane, jį galima atpažinti, kad vis tik jis yra tas tarybinis pilietis, nes nors tu ir išvažiuoji fiziškai iš Tarybų Sąjungos, Tarybų Sąjunga neišvažiuoja iš tavo vidaus, ar ne? Įvairiais kontekstais yra tas pasakymas atkartojimas. Tai čia mes matom tą patį dalyką, jog nors ir fiziškai palikta Sodoma nepalieka jų vidaus ir dukteris pasielgia taip, kaip net ir Sodomoje greičiausiai būtų neįprasta. Tokia etika buvo neprimtina net pačiai Sodomos kultūrai. Reiškia, jos visiškai daro tokį neprimtiną bet kuriai kultūrai veiksmą, sugulimą su tėvu. Tačiau čia reiktų pasakyti, kad dukros mano, ar ne, kad iš principo žmonijos neliko. Jos įsivaizduoja, kad jos iš esmės yra likusios tik tai vienos, ar ne. Tai čia gali būti tam tikras bent jau paaiškinimas, kodėl jos taip galvoja, nes gali būti, kad iš jų požiūrio taško jos įsivaizduoja, kad sunaikinta yra visa žmonija tiek, kiek jos ten užrėbė, ar ne, jos taip supranta. Tai ir jos galvoja tokiu būdu bent jau pratęsti giminę. Aišku, kad tos tautos, kurios įsivysto, jos Biblijoje daugumoje vietų bus pristatomos neigiamai šviesoje, kaip žmonės, kurie bus ypatingai agresyviai nusiteikę Izraelito atžvilgiu. Ir ši istorija tarytum bando paaiškinti, kokios kultūriniam kontekste įsiformuoja tos tautos ir kaip jos gyvena, kokiais principais. Kita vertus, štai čia mes sutinkame tą tokį netikėtumą. Štai Rūta, ar ne, biblinis herojus, jinai bus Moabitė, Loto palikuonė. Tautos, kuri bus labai agresyviai nusiteikusi Izraelito atžvilgiu ir netgi apie kurią bus pasakyta įstatymė, jog niekas iš Moabitų negalės įeiti į Dievo tautą. Kita vertus, mes skaitom apie Rūtą, kuri peržengia šitos draudimus, tampa Dovido dinastijos prosenelė ir tuo būdu ir Mesijo protėvė, galima sakyti.
ar neįtraukta, matas jau ją minės. Ir staiga mums atrodo, kasgi gali būti gero, ar yra kokie šansai tai kultūrai, kuris vysto iš Loto. Ir atsakymas, net ir ten Dievas pašaukia žmogų, kuris visiškai palieka, sakykime, tą kultūrą ir tampa visiškai kitokiu ir Dievui tinkamu būti netgi tokia garbinga mesijinė šeimos medžio dalimi. Iš pradžių kaip karališkos giminės dinastijos, galima sakyti, protėvių, o vėliau net ir mesijo protėvių. Tai šiuo atveju viskas yra labai nevienareikšmiška. Sodomoje mes sutinkame Lotą, kurio nesitikime sutikti, jisai iškeliauja ir kita vertus sutinkame Loto šeimos narius, iš kurių tikimės daug geresnių dalykų, priešingai jie lieka Sodomoje. O vėliau iš Loto palikuonių, atrodo, jau nieko nesitikim, sutinkam Rūtą. Iš tikrųjų, bibliniai autoriai mums labai žaidžia tuo ir staiga mes turime niekada nieko nenurašyti ir niekada nepasakyti, jau iš ten tikrai nieko gero nebus, arba čia tik gėris ir jokio blogio būti negali. Ar ne, iš tikrųjų viskas yra, intriga visada laukia mūsų ir mes turime, pamatome netikėtose vietose tą šviesą ir priešingai netikėtose vietose ir tamsą. Visiškai laidos pabaiga dar porą tokių momentų norėtųsi aptarti. Vienas, tęsiant šitą ką tik buvusi temą, yra tai, kad šitą istoriją atrodo panaši kažkiek į Nojaus taip pat pasakojimą, kuris nusigeria ir tada jo sūnus tiktais ateina ir kažką tokio nedoro padaro palapinėje ir mes jau kalbėjome apie skirtingas interpretacijas, kas tai galėtų būti, bet kad šita istorija vėlgi nėra visiškai viena tokia su nieko nesusijusi, bet kitas dalykas yra apie tai galime irgi pakalbėti, bet kitas momentas dar yra, kuris man pasirodė įdomus, tai, kad Lotas pakyla iš Cuaro 30 eilutėje ir apsigyvena kalnuose su 2 dukterimis toje oloje. Ir atrodo, kodėl jis tame Cuare pirmiausia apsigyvena, dėl to, kad vyrai, angelai sako, dabar tu eik į kalnus, jisai nenori eiti, sako, aš bijau, ir tada leisk mane į miestą, sako, labai gerai, eik į miestą, jisai nueina į tą miestą ir po to jis sako, po to rašoma yra taip, kad jisai vėl iš baimės dabar jau tik eina į olą ir ta ola potencialiai galbūt ir yra kalnuose, mes tiksliai nežinom, bet taip gali būti irgi. Tai irgi toks keistas momentas, ne? Taip, toks momentas, kad jis, atsimenu, mes apie miesto temą daug kalbėjom, kad Abraomas paliko miestą, ieškodamas kito miesto. Ir niekada prie jokio miesto jis neprisijungia. Lotas priešingai palieka Abraomą ir artėja prie Sodomos miesto, prie tos kultūros, žmogaus pastatytos kultūros. Vėliau jisai palieka, bet sunkiai. Ir dar vėliau jisai juda ir vis tiek prašo, kad jis būtų priimtas į tą miesto pavadinimas, pažodžiu, reiškia mažasis miestas, miestelis. Reiškia, miestą jį traukia. Ir jis išsiduoda tą trauką, kad, sakykime, tas žmogiškos civilizacijos trauka pas jį išlieka. Jisai, nepaėgia užlipti į kalną, į kurį angelai jį šaukia. Reiškia, jisai yra teisusis keliavęs, bet nenukeliavęs iki galo, ar ne? Dėl to jisai pabėga, sakykime, iš jau miestelio, greičiausiai iš baimės, kad kiti miestelio gyventojai, kadangi tai yra bendra kultūrinis dalykas, apkaltins jį dėl visų šitų nelaimių, jisai supranta ir dėl to jau bėga iš jo, bet bėga ne taip, kaip angelai jam liepia, ne? Tai toks yra netobulas sekimas keliu. Ačiū Pauliau, ačiū visiems, kurie buvote su mumis šiandien ir vėliausiai dar bus ateityje. Jeigu ką nors esate praleidę, viską galite rasti apologetika.lt YouTube kanale, grojaraštyje Biblijos slėpiniai arba Marijos radio grojaraštyje tuo pačiu pavadinimu. Raginu visus mus sekti, paspausti mygtuką prenumeruoti ir gauti naujienas ypatingai apologetika.lt YouTube kanale, kad nieko nepraleistumėte tiek šitos laidos, tiek visų kitų įrašų, kurie pasirodo reguliariai. Dėkoju Pauliau. Ir jeigu norite palaikyti šitą veiklą, tai galite padaryti užsukę į internetinį puslapį apologetika.lt, kas verasis brūkšnys parama. Prisidėti galite ne tik prie šitų laidų, bet ir prie viso to, ką daro apologetika.lt. Dar kartą ačiū visiems, ačiū Pauliau. Iki.